Pirmiausia, atsiranda greitieji maršrutai, kaip ir visose normaliuose didžiuosiuose miestuose. Atsiranda privežimieji maršrutai ir kai kuriems žmonėms atsiras galbūt, kaip sakyti, tam tikrą prasme persėdimas, kurie gali priimti kaip nepatogumą, bet tai labai ženkliai taupo mokesčių mokėtojų pinigus ir padaro visuomeninio transporto sistemą ženkliai efektyvesnę. Antra, mūsų dėl to yra įvesta 2 tarifų bilietai 30 minučių ir 60 minučių leidžia persėsti, kiek jūs norite, už tą pačią bilieto kainą. Taigi žmogus papildomų sąnaudų nepatiria. Tačiau ką laimės gyventojas? Laiką. Važiuojant greitojo autobuso režimu, atvažiuojam netgi minutę 2 greičiau, nepažeisdami taisyklių, stodami ten, kur priklauso, iš vieno galinio punkto į kitą minutę 2 greičiau negu mikroautobusas. Tokių dalykinių rimtų siūlymų mes gavom 490 siūlymų ir būtent įvertinom tas vietas, kurios buvo galbūt gyventojams aštriausios, jautriausios ir kėlė didžiausias baimės. Greitųjų maršrutų esmė yra tokia. Važiuoja greitai ir važiuoja labai aiškiu grafiku. 4-5 minutės intervalas. Tai jau tas greitumas ir grafiko tikslumas leidžia ženkliai patogiau jaustis ir nereikia galvoti, kadagi bus kitas autobusas, į kurį aš norėčiau įsėsti. Faktiškai taip ir veikia šiuolaikiška visuomeninio transporto sistema.